Šiame video pakalbėsiu apie tai, kaip dažnai manęs klausia, kreipiasi tie, kurie ir baigė kursus interjero dizainerio, tie, kas mokėsi, tie, kas dar nebaigė, bet tik planuoja, nori tai pradėti mokytis daryti. Aplamai, kaip pradėti savo interjero dizainerio karjerą? Vat nuo ko pradėti? Sakykime, baigėte kažkokius kursus pas mus, arba ne pas mus, arba kažkokioje aukštoje mokykloje ir taip toliau. O ką daryti toliau? Kaip toliau save reklamuoti? Kaip pradėti ieškoti klientų? Aišku, būna situacijos tokios, kad jau mūsų mokiniai, kurie dirba, mokosi pas mus, jau kursų metu praktiškai turi užsakymus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kursų metu mokiniai pradeda rodyti savo draugam, klientam, pažįstamam, užsakovam, pradeda rodyti Facebook'e, realiai Instagram'e, ką jie daro. Brėžinius braižo ir vizualizacijas. Ir nuo to būna prasideda. Patinka, vienam žmogui prireikia to, kitam to ir prasideda, sako, kai kurie negaliu net pabaigti kurso. Užbaigti nesako, tiek turiu užsakymų, tiek atėjo klientų. Tai vat matot, kaip yra realu. Žodžiu, iš esmės nereikia tiesiog net pradėti ir bijoti. Tai va, o jeigu, sakykime, jūs pabaigėte kursą ir norite pradėti savo interjero dizainerio karjerą, verslą, ką tada daryti? Vėlgi, visų pirma, po kursų jūs turite, pas mus esate pasidarę savo portfolio, prezentacijas, tai yra brėžinius, planus, vizualizacijas ir visą tai, ką jūs jau turite, aišku, su tom programom, kuriam dirbate, galite ir daugiau tų pasidaryti vizualizacijų ir brėžinių, nes visą tai reikia pradėti dėti, rodyti į jūsų Facebook puslapį, Instagram, jūs galite susikurti savo YouTube kanalą, tai jau reiškia, supraskite, kad norit ar nenorit, turit ar neturit, jeigu turit gerai, bet turit susikurti savo Facebook'o profilį, Instagram'o profilį darbinį ir gerai būtų dar YouTube kanalą. Mūsų kursuose, interjero dizaino kursuose mes šnekame apie tai, kaip tai susikurti, kur pradėti reklamuotis. Šiek tiek dabar čia aš vėlgi noriu užvesti ant kelio. Ir taip pat pradėti nebebijoti dėti informaciją apie savo darbus ir apie save. Apie save visų pirma reikia parašyti, dėti savo gražią nuotrauką ir nebijoti, drąsiai parašyti savo biografiją, kas jums patinka. Nesikuklinkite, nesidrovėkite, rašykite apie save gražiai, drąsiai. Man patinka tas ir tas, aš mėgstu tą ir tą, man be galo patinka kurti interjerus, man patinka toks stilius. Aš mėgstu bendrauti su klientais, myliu klientus, klientai myli mane, mes betarpiškai bendraujame ir taip toliau. Pasakykite, ką baigėt, kur baigėt, pas ką baigėt, ir tai, kad jūs labai esate didelį turit potraukį jausmą dizainui, interjerui, kad jūs tai žavėjo nuo pat pradžių, nes kitaip jūs nebūtumėt atėję į šitą kelią. Tai tiesiog to noro kurti jūs niekur negalite padėti, nepaslėpsit, jūs jiem leidžiat išsiveršti, tai yra jūs kuriat vizualizacijas, kuriat planus ir dirbat su klientais. Vat visų pirma pradėkime nuo to, kad reikia apie save gražiai ir gerai parašyti. Aišku, reikia susikurti ir savo puslapį interneto. Labai gerai turėti savo web svetainę su savo prašymais ir darbais, Facebooką, Instagramą ir YouTube kanalą. Tačiau aš jau maksimum pasakiau, ką būtų labai gerai turėti. Taigi, ką dėti? Dabar be abejo reikia užpildyti visą tai, ką jūs turite, reikia tai įdėti jūsų darbus. Darbus gauname iš kur? Iš ten, kad jūs pasimokote, jeigu anksčiau dirbot su kažkokia programa, bet jeigu tai, tarkim, dabar jau nebetenkina jūsų kokybė, nes programos labai greit tobulėja, į priekį eina ir tokias fantastiškas vizualizacijas daro. Tai jeigu jūsų prastos blogos vizualizacijos, rekomenduoju jų net nedėti, nes taip ne tik, kad nepritrauksit klientų, bet dar ir atbaidysite. Tai šito mums nereikia. Taigi, kas dirbot su ankstesnėm, senesnėm programom, kviečiu pasimokyti, pasitobulinti ir dėti gražias vizualizacijas. Pavyzdžiui, šiai dienai pas mus yra puikus rezultatai su vizualizacijom pasitelkus dirbtinį intelektą. Fantastiška, kokios geros kokybės vizualizacijos vyksta. Aš jums čia irgi rodau, kokia tai kokybė, kokios vizualizacijos, koks lygis. Ir tai vėlgi, tai neužima jūsų tokių resursų laiko, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto kurso trukmė pas mus yra mėnuo. Tai tikrai galite sau leisti padaryti fantastiškas vizualizacijas. Vat tokias vizualizacijas dėti savo svetainę, Instagramą, Facebook profilį, YouTube, plus braižyti planus. Planus, kas pas mus mokosi ir su Archicadu, ir taip pat su Homestyleriu. Tai yra vizualizacijų kursas, yra pas mus su Homestyler programa, kuri labai gražiai kuria vizualizacijas ir braižo planus. Super gera programa. Šiai dienai jinai yra viena iš geriausių. Visos tos senesnės programos, kurios atsiliko, kurios nebespėjo, tai yra tas pats 3D Max'as, kur nepadaro, dabar reikia vargti ilgai, kol lemputę įdėsit į lubas, tai užima didžiulius resursus ir laiko.
Todėl tos programos, kurios pasensta, neina koja kojon su technologijom, atsilieka, jų gamintojai neinvestuoja, nepadaro, tai jas nurungia atėjusios į rinką kitos programos, kaip, pavyzdžiui, tokia Homestyleris. Aš irgi va štai rodau, ką galima atlikti su Homestyleriu, kokias vizualizacijas. Jisai skiriasi, pavyzdžiui, nuo dirbtinio intelekto tuom, kad su Homestyleriu jūs nusibraižot konkretų planą, kliento arba savo, jūs dedate į baldus, apipavidalint, užuoldas, kilimus, labai gražius yra reiškia, daiktai Homestylerė padirbėjo dizaineriai prie daiktų. Žodžiu, viską sukelit ir padarote nuostabią vizualizaciją pagal planą. Tai bet vėlgi, pagal planą braižyti ir daryti vizualizaciją pagal planą tai užtrunka, ne? O kai darom vizualizaciją su dirbtiniu intelektu, tai praktiškai labai greitai padaro, bet tik tiek, kad jis daro ne iš plano. Tai vat kame skirtumas yra? Kai jūs dirbat su klientu, su užsakovu, jūs naudojat, pavyzdžiui, interjero vizualizaciją su Homestyleriu, mūsų kursas irgi trunka mėnesį, tai planus nusibraižot, susidėlioja daiktus, baldus, interjerą, apšvietimą, lubų grindų planus, elektros instaliacijos, rozečių išvedžiojimo ir visą kitus. Jis puikiai atlieka tos planus ir labai greitai ir darot vizualizacijas. Tai va tokį su kliento planu jūs atliekat vizualizacijas ir planus. Tai jau kuom skiriasi tai nuo dirbtinio intelekto? Kad su dirbtiniu intelektu jūs galite pridaryti vizualizacijų, gražių, skanių, estetiškų, super geros kokybės. Ta prasme, neturint konkretaus kliento, bet jūs pridarot vizualizacijas, rodote, ką jūs mokat, kokios stiliaus, kokius spalvų, kaip jūs aplamai suprantate tą erdvę, kaip jūs parodot. Ir tokias vizualizacijas kokybiškas jūs dedate į savo web svetainę, Facebook, Instagramą. Supraskit, čia yra tokie fantastiški įrankiai. Ir jeigu jūs mokėsite taip daryti, jūs busit ne vienu žingsniu, o 100 žingsnių aplenksite savo konkurentus. Tai tuos žmonės, kurie rinkoje dėl man nesuprantamų iki šiol priežasčių kažko mykia, nenori, bijo, neleidžia savo eiti ir mokytis tų programų, o man gal dabar nereikia, bet kai jau reikės, tie mūsų mokiniai, kurie išmoko ir dirba, ohoho, kokiam priekį bus ir nusims rinkos visą grėtinėlę, kadangi mūsų mokiniai dirba ne tik su savo šalies rinka, bet ir su užsienio rinkomis. Dėl to, kad klientai iš viso pasaulio, nes tai yra interjero dizaino specialybė, profesija, yra be amžiaus ribų ir be sienų ribų. Klientai skambina iš viso pasaulio, tai yra žmogui, dizaineriui, pamatė jo portfolio, pamatė jo vizualizacijas, pamatė jo svetainę, jo Instagramą, Facebooką, skambina ir prašo, užsako, kviečia atvykti padaryti projektuką, butą, kotedžą, vilą ir taip toliau. Jūs padarot ir grįžtat atgal. To bijot nereikia. Tai yra dideli pinigai, tai yra geri užsakymai, yra pinigingi, turtingi klientai. Apie tai, tarp kitko, mes interjero dizaino kursuose irgi mokomės. Mes daug ką ten mokomės. Bet aš dabar jūs noriu pravesti, pražvelgti per tai, kad nuo ko pradėti. Matote, kiek daug ką turiu pasakyti, į ką išsirutulioja, kiek daug noriu patarti, informacijos perduoti. Tiesiog į šitą video bandysiu sutalpinti, nes tikrai informacijos daug, ją duodavo taip nemokamai, dalinu, rodau, sakau, eikit, mokykitės, turėkit, klestėkit, uždirbkit, nes tai yra tokios fantastiškos galimybės. Taigi su Homestyleriu yra skirtumas tas, kad darot planus ir vizualizacijas iš konkretaus plano, o su dirbtiniu intelektu jūs prisidaro daug gražių vizualizacijų, kurios neužima jūsų laiko, nereikia plano braižyti ir dedate į Facebook, Instagram ir savo web svetainės. Va tokiu būdu jūs užpildote savo socialinius tinklapius puikia, gera, kokybiška informacija apie save ir per Facebook, Instagramą reklamuojatės, yra mokami ir nemokami reklamavimo būdai, galite mokėti pinigus, galite nemokėti, nesvarbu, bet patikėkit, tokios gražios vizualizacijos planai, reklamos, taip gerai eina, taip iš lūpų į lūpas ir vieni per kitus. Aš turėjau ne vieną mokinę, daug tokių mokinių, ateina viena moteris ir sako, kad sako, aš nežinau, sako, man kaip ir baisu, aš labai noriu, sako, bet man ir baisu, aš gal nedrįstu, aš sako, kukli moteris atėjo mokytis į interjero dizaino kursus. Aš ją palaikiau, sako, būtinai mokykitės, nes jeigu jūs turit norą, jau senai norit, tikrai tas noras niekur nedings. Jisai jūs iš vidaus, stums, sakys, noriu mokytis. Ir ką jūs savo manat? Tie žmonės, kurie labiausiai kažkaip galvoja, kaip man čia pavyks, ar čia, žodžiu, aš čia įstengsiu, sugebėsiu, taip, žingsnis po žingsnio, taip nuosekliai, nuodugniai dirbo, darė brėžinius, kūrė vizualizacijas. Ir mano paskatinta, aš sakiau, atsidarykit Instagramą, atsidarykit Facebooko savo profilį. Ir ką jūs savo manat? Jinai atsidarė, pradėjo kelti savo planus, kokias virtuvės daro, kokias daro vizualizacijas.
Ir jūs neįsivaizduojate, kaip jinai greitai išpopuliarėjo. Ji įgavo tiek daug sekėjų, followerių vadinamų. Nežinau, virš 3000 gal tada buvo. Žodžiu, dėjo, ten žmonės dalinosi informaciją, jai ten dėkojo, jinai ten darė užsakymus. Suprantat, toks kiekis klientų, žmonių vienas per kitą. Iš pradžių pažiūrėjo, paskui pamatė, paskui atsiuntė į savo planą, jinai pakomentavo. Žodžiu, tai išsirutuliojo į tokį verslą. Tai aš sakau, kviečiu nebijoti, dėti, taigi nieko nekainuoja, susikurti Instagramą, Facebooką, YouTube kanalą, dėti savo vizualizacijas, juk nieko jums nekainuoja. Jeigu jūs turit aistrą, norą, tam pačiam Pintereste, sėdit mūsų moteris mokinės, sako, negaliu išlysti iš Pinteresto, sako, taip įdomu, sako, aš savo visus virtuvinius peržiūrėjau, detalės interjero, žodžiu viską. Tai vat, jeigu, žinokit, aš kaip pažiūriu, kaip paklausiu, kad mano moteris man skambina klientas ir sako, tai žinokit, vat, visi jūsų požymiai, kad vat, jau senai galvoju, o baigiau visai ne tą, ką turėjau baigti, vat, tėvai ten liepia tą teisę baigti ar mediciną, atsit pelningiau, o aš sako, vis niekaip negaliu pamiršti interjero dizainą ir draugiam kuriu ir pažįstamėm kuriu namus ir ten jau projektus ir tokius. Ir jau sako vyras, nu sako, tu gal pradėk jau, sako, už pinigus dirbti, sako, tiek jau tu sukūrei nemokamai. Tai suprantat, žmogus vis tiek niekaip negali paslėpti ir užgošti savo ten tos prigimties noro kurti estetiką, grožį, tą harmoniją, kurti namus. Ir jūs turite tą gyslelę, tą talentą, supraskit, padėti kitiems žmonėms, nes daug žmonių, kurie pasaulyje nemoka kurti, nesupranta. Jie mato, kad yra gražu, o kodėl gražu, nesupranta. Ta prasme, jeigu jūs galėtumėt padėti tokiam žmogui susitvarkyti jo butą, vilą, namus, kotedžą, žinokit, kokį gerą darbą didelį padaryti. Aišku, tas žmogus yra pasiturintis, jisai už jums atitinkamą atlygį, jisai susimoka, čia be abejo. Bet žinokit, kokią jūs didelę pagalbą žmogui darote, nes, jie vargšai, tie klientai būna, jie pasimetę, jie nežino, ko nori, jie žino, sako, aš to sumokėsiu, dizaineris sumoku, kad man padarytų. Dizaineris kartu jūs einate į parduotuvę, renkatės baldus, tas užuolaidas, jums. Aš matau, kaip mano moteris, kurios mokosi, jos sako, aš tiesiog skanumą jaučiu, sako, derindama, rodydama, o klientas, jis nemoka, būna tokių žmonių, kurie, nemoka, nežino, neturi skonio, bet jų ir paskirtis netokia, jie to darbo ir nedirba, jie dirba kitą darbą, jie uždirba, pavyzdžiui, kitus pinigus, kitam darbę dirba, jūsų paskirtis yra kurti grožį ir harmoniją. Todėl, per Instagramus, Facebookus, YouTube'us, jūsų svetainę, pamato jūs. Aišku, kaip sakau, reikia reklamuoti skelbtis. Tam pačiam Skelbiu LT yra interjero dizainerio paslaugos. Pavyzdžiui, kodėl gerai Skelbiu LT, nes jisai, kai pasiskelbėte, Skelbiu LT meta į viršų jūsų reklamą pagal raktinius žodžius. Ta prasme, interjero dizainerio paslaugos tokios ir tokios paslaugos. Taip pat ir Google Adsus galima užpirkti reklamą. Čia žodžiu vis toliau, kuo toliau miško, tuo daugiau medžių. Bet aš taip paprastai sakau, kad visų pirma, ką jums reikia padaryti, pradėti reklamuotis, tai susikurti Instagramą, Facebooką, jie tikrai yra nemokami. Tada susikurti savo svetainę. Mūsų kurse interjero dizaino irgi aš rodau, mokau, pasakoju, su kokiom svetainėm susikurti, be programavimo įgūdžių, be nieko, žodžiu. Ta prasme, jūs atsisėdat, parodom, susikuriate, ne? Ten toliau, aišku, kursas yra, interjero dizaino kursas yra ne apie svetainių kūrimą, bet aš parodau, užvedu ant kelio. Ir manęs kaip dėstytojas visą laiką galima klausti, rašyti man, rašykit, klauskit, kas įdomu, kas rūpi. Aš visą laiką atsakau, padedu, nukreipiu, man negaila, aš turiu daug informacijos ir žinių. Ir paskui patikėkit, tai kai jūs padarysit tos žingsnius, ką aš jums rekomenduoju, sužinosite, tai tada ir išsirutulioja viskas. Taigi sakau, kad rekomenduoju visų pirma turėti vizualizacijas ir planus, ir concept boardus galima turėti, savo aprašymą apie save, dėti Instagramą, Facebooką, YouTube'ą, savo svetainę susikurti, ir taip pat truputėlį reklamuotis. Vienus iš karto užgriūva klientai, sėkmė, ta prasme, nebijokit to, jūs paskui galėsit rinkti, su kom dirbti, su kom nedirbti. Pavyzdžiui, 2-3 projektus gali per mėnesį apsimti, pradžioj tikrai nedaugiau, kam baisu vieną projektą. Dabar apie tą baisumą irgi esu susidūrus, kad mano mokiniai, kurie pabaigė pas mane ir sako, aš pradžioj dar nepasitikiu, aš žinau, matau, kad namų darbus atlieka ko puikiausiai, braižo, vizualizacijas. Bet sako, aš dar kaip ir gal bijau, nepasitikiu savim, ką man daryti, kaip man pradėti. Puiku, yra patarimas ir šitam atveju. Jeigu jūs jaučiat, kad galbūt nestipriai dar jaučiatės po kurso, gal dar tiek nepasitikit savo žiniomis, rekomenduoju eiti, susirasti darbą. Pilna yra prekybos centrų Senukai, Depo, Ermitažai, Nicai, visose miestuose, tiek ir Lietuvos miestuose, tiek ir užsienio valstybėse, kur jūs būtumėt, bedirbtumėt, begyventumėt, irgi yra pilna prekybos centrų su
apdailos medžiagomis, plytelėmis, grindimis. Ir žinokite, kaip nekeista, Lietuvoje, aišku, labai ieško, man irgi skambina, rašo, pastovi prekybos centrai, prašo atsiųsti žmonių. Aišku, ten alga yra ne kosmosas, ne kažkokia tai didžiulė, bet jeigu jūs jaučiat, kad norit padirbėti kažkam kitam, ar dizainerio padėjėjų, arba tokiam prekybos centre, kur, ta prasme, ant jūsų atsakomybės nebus, bet jie prašo, kažkas prie plytelių prašo, kad pastovėtumėt, padėtumėt išsirinkti klientam prie atneštų grindų ir taip toliau. Kažkas prie grindų prašo, kad, pavyzdžiui, tam prekybos centre vienam dabar gavau irgi pasiūlymą, kad, sako, gal turite atsiųsti kažkas prie grindų, kad padėtų išsirinkti klientam grindis. Kažkas prie ten santechnikos, to vonios kambario, vonios kambario apdailos visos ir taip toliau. Tai va tokie dizaineriai, vadinami jie padėjėjai, padirbkite šiek tiek laiko, įsidarbinkit mėnesiui, 2, 3, pusę metų, pažiūrėkit, apšilsit kojas, pajausite, ne? Paskui jūs pamatysit, žinokit, kad jūs žinote tiek daug ir tikrai daug daugiau negu ten koks nors ten pats tas dizaineris, jeigu jūs dizainerio padėjėjų dirbate. Pamatysite, pajausit skirtumą, kad jūs tikrai žinote daugiau ir sugebate, ir nubraižyti sugebate, ir paprojektuoti sugebate, ir vizualizaciją žinote, su kokiom programom atlikti. Pamatysite, jums atsivers akis, va tada jūs pradėsit labai tikėti savim realiai, tada galėsit išeiti ir pradėti savo verslą. Vėl kaip savo verslą pradėti, kaip sakiau, skelbtis, visą tai prieš tai, ką aš pasakau, plus save įsiforminti, tai reikia ir verslo liudijimą išsiimti, arba individualios veiklos pažymą jau, arba atsidaryti savo mažąją bendriją, čia jau pagal mokesčius, čia pagal tai, kaip jūs jaučiatės ir ką norėtumėt nuo kokio dydžio pradėti. Čia tiesiog yra popierių įforminimas ir kokiu būdu jūs mokėsit mokesčius nuo savo veiklos, tada jau valstybė. Žodžiu, įsiforminat, pasidarote ir tada pradėt dirbti, skelbtis ir taip toliau. Jeigu kas neaišku, visada galima man rašyti. Juk nėra taip, kad pabaigėt kursus ir jau viskas, čia šiukštu, negalim nei kontaktuoti, nei skambinti, nei klausti, nei rašyti. Parašykit, paskambinkit, kas domina, užklauskit manęs. Aš tikrai visada atsakau, atrašau, man yra įdomu padėti, man yra įdomu dalinti žiniomis ir matyti, kaip progresas vyksta. Nesakau, nėra taip, kad čia tų žinių nebūtų ir jas reikia po lašą varvinti. Žinių yra pilna, žinių yra daug. Kursų mes turim irgi daug. Todėl, jeigu matysiu, kad jums trūksta kažkur spraga, sakysiu, reikia dar išmokti, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu vizualizacijas daryti. Arba daryti vizualizaciją su homestyleriu, arba planus pabraižyti. Žodžiu, galite atsiųsti man parodyti, ką jūs esat, koks jūsų Instagramo profilis, Facebooko, koks jūsų web svetainė, skelbėlta, jeigu darėt skelbimą. Tai va, žodžiu, tikrai yra nuo ko pradėti, yra tikrai daug informacijos, aš padedu, parenku jums, nurodau ir taip toliau. Taigi va, tai aš norėjau šitam video pasidalinti, kaip pradėti savo interjero dizainerio karjerą, nebijoti, nuo ko pradėti, ką dėti, kaip apie save rašyti, tikrai nebijoti, nes žinokit, niekas iš jūsų nepuls ir netikrins, kokiais ten turite išsilavinimą ar kažką, nes praktiškai interjero dizaineris, kai parodo savo darbus, va tai yra klientam ir įdomu. Gal nežinau, gal kažkas paklausė, o ką jūs baigėt, pasakysit, baigiau tą ir tą, bet sakysit, aš talentinga, iš prigimties talentinga, iš prigimties, labai patinka dirbti, kurti. Suprantat, kitą kartą žmogus baigęs ir aukštai mokslais negauna talentų, negauna Dievo dovanos tokios, pavyzdžiui, kūrybos. Ką nori baig, bet jeigu neturi to cinkelio potraukio, nieks nepriversa, ne? O jeigu turi, tai, galite ir nieko būna, žmonės tikrai nieko jokių mokslo nebaigia, bet taip kūrė. Taip daro, bet mokslus tiesiog aš rekomenduoju pasibaigti dėl to, kad, įgauti žinias, susistatyti kai ką į lentynėlės, pagal šiuolaikinės naujausias technologijas, dirbti, braižyti su programom, nes supraskit, šiai dienai su pirštu mes klientui nieko nebebraižom. Klientai yra tokie žmonės, kad jie patinka, jie myli akimis, pamato vizualizacijas, planus, sako, mano dizaineris žino, jisai moka braižyti. Su ranka yra buvę situacijų, kad klientai atsisako, tiesiog pamato jūsų brėžis, kad ir koks jūs nuostabus dizaineris būtumėte, jeigu braižot ir piešėt viską tik ranka, tai būna, kad atsisako klientai tikrai. Nes kodėl? Nes ranka, kai papaišot, žmogus nesupranta. Jis kai pamato vizualą, vizualizaciją, jisai supranta, jis myli grožį akimis. Pamato, įsivaizduoja, jam patinka tai, ką mato. Plus spalva supranta, mato žmogus, tiesiog viską tiesiog. Tai va, dėl to reikia vizualizacijų, concept board arba vadinamų mood boardų, tai yra tų nuotaikų lentų, ką mes irgi mokomės kurti ir interjero dizaino kursus, ir vizualizavimo kursus su homestyleriu. Tai va, tai tiesiog reikia klientui pateikti gražią prezentaciją, estetišką, o kodėl mes turime jos nepateikti, jeigu mes mokam, turim žinias ir mes neatsiliekam, žengiam kojon su visų pasauliu, su naujienomis. Taip, kad žinokit, aš kviečiu nieko nebijoti, išmokti, jeigu jau mokate, tai dėti savo vizualizacijas, prezentacijas
Jeigu jaučiat, kad dar reikia kažką pasimokyti, tai kviečiu tada man parašyti, užeiti mūsų puslapį, svetainę, panaršyti, pažiūrėti, ko yra. Ten yra išdėti visi pavyzdžiai, kokio lygio yra vizualizacijos. Tai va, ir niekas tegul jūsų nestabdo nuo jūsų tikslo sekimo, nuo ėjimo link svajonės, o kodėl kažkas turėtų stabdyti. Atsisėdat, susirašot, pavyzdžiui, jeigu atrodo daug veiksmų, susirašot, man reikia susikurti tą, padaryti tą. Na ir žingsnis po žingsnio einate ir darote, kodėlgi ne. Tai žodžiu, žinokit, taip atrodo susakius viskas kaip ir paprasta, aišku. Na žinoma, man aišku, kadangi aš tame dirbu jau nuo 2000 metų, tai iš esmės jau kiek metų dirbu jau. Tai turiu žinių daug, man pačiai be galo buvo viskas labai įdomu, manęs niekada nereikėjo stumti, traukti, visada buvo įdomu, aš tiesiog visą stačią galvą nerdavau į tas žinias, informaciją ir pati mokosi pas užsienio dėstytojus, lektorius, jų Lietuvoje nėra. Tai man irgi ne visą laiką būdavo galimybė 100% su jais susisiekti, pabendrauti, pašnekėti, nes yra ir laiko juostų skirtumas, ir žmonių užimtumas didelis, tie kursai tikrai buvo nepigus, nes pas savo srities specialistus. Tiesiog buvo labai įdomu. Labai buvo įdomu viską išbandyti, daug kas susijęs su interjero dizainu, su baldų dizainu, su landšafto dizainu, aplamai su dizainu, po parodas ir taip toliau. Bet tai turi būti noras eiti degti iš vidaus, o tai, kas patinka daryti, dėl ko jūs neskaičiuojat valandų, kiek sėdit, praleidžiat, žiūrit, gėritės. Taip pat sakau, savo mokinius klientus irgi kaip už rankos pravedu per visą kursą. Mūrų sieną stoju už savo mokinius, už jų gerovę, už tai, kad, pavyzdžiui, būna ir tam tikros firmas, kur programas duodam, bandomasias versijas, būna neduoda, atsisako ir kažkaip išsireikalaujam, rašom į palaikymą, į suportą, aiškinamės, prašom, duoda, vėl, tiesiog už kiekvieną savo mokinį, už kiekvieną klientą stoju mūrų sieną, kad padėti už rankos išvesti. Aišku, jeigu jūs nenorite, jeigu jūs atsisakysit, tai viskas aišku, čia yra laisva valia, čiagi niekas neprivers. Bet kam reikia, kas norit, rašom, kreipiamės elektroniniu paštu, gaunat žinias, informaciją, einate toliau. Nematau ne vienos priežasties, kodėl jūs turėtumėt nebaigti sėkmingai, kodėl neturėtumėt klestėti, turtėti, gausėti, ta prasme, kodėlgi ne, kodėl, sakau, elementarūs pavyzdžiai, turim daug sėkmės istorijų mūsų mokinių, visos jos net netelpa nei į svetainę, nei į atsiliepimus, visus tas sėkmės istorijas ir atsiliepimus mintinai žinau, kadangi pačios yra išgyventa, išdirbta, su kiekvienu mokiniu yra bendrauta. Ir kaip juokas ima, žinokite, kai rinkoje tuos pačius savo klientų mokinių atsiliepimus aš pamatau pas šviežiai atsiradusius, sakykime, konkurentus, ne? Nukopijuoja, juokas ima, nukopijuoja nuo mūsų svetainės ir įdeda į savo svetainę. Matau, 2 žodžius pakeičia, kitą kartą, žinokit, net nepakeičia. Aš galvoju, tai ką net nesugeba pakeisti. Žinokit, tai reiškia ką? Kad mes sėkmingai einame į priekį, toliau esam vedantys rinkoje, esam lyderiai, visi kiti tik tai eina, kurie iš paskos tie tik tai kopijuoja. Tai žinokite, noriu pasakyti, kad visą laiką idėjų generatoriais būsite jūs. Jeigu jūs kopijuoja, jeigu jūs kažkas plagijuoja, naudojasi jūsų tekstu iš jūsų svetainės, naudojasi jūsų kažkokiam ar vizualizacijom panašiam ar kažką, žinokite, jūs viską darote gerai. Reiškia, jūs esat vertas kopijavimą. Tai yra gera žinia, kad vertas kopijavimo ir visada būsit jūs variklis ir jūs idėjų generatorius. Ir nebijokit, nenusiminkit, jeigu kažkas ten sakys, kopijuos ar kažką darys. Reiškia, jūs sugalvosit kažką dar geriau, o tie, kurie eis iš paskos, kopijuos, jie visą laiką liks tik tai nevykusiomis kopijomis, kurie negali sugalvoti nieko savo. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs išeinat iš rinkos arba nieko nebedarot, arba perinat į didesnius, platesnius vandenis ir nebeduodate peno tiem kopijuotam, tai kas jiems belieka? Arba virti tose senose sultyse, kurie nebeturi nuo ko kopijuoti, arba generuoti savo. Bet kaip matote, savo generuoti jie negali, nemoka, neturi noro, nežino, neturi tos dovanos, tai reiškia, tada lieka ten, kur yra. O tie lyderiai, kurie kaip jūs einate, mokotės į priekį, kūrėte, darote, visą laiką išliks lyderis. Taip, žinokit, šita priemonė, tai yra kursai, brėžiniai, vizualizacijos, tai yra priemonė jums pagerinti savo pateikimą, pardavimus savo pagerinti. Ta prasme, anksčiau, sakykime, palyginkim viduramžiais, ne? Žmonės nieko neturėjo. Tai taip ir buvo, o dabar mes turim viską, mes tiek daug turim tokias galimybės, praktiškai interneto pagalba ir darbas nuotoliniu būdu atveria visas sienas, visas galimybės. Nebereikia sėdėti vienoje vietoje. Jūs neprivalote sėdėti, laukti ir ten kažkur ten telefoną sėdėti, kabėti, ne ten. Žodžiu, tokios galimybės atsiveria ir jų atsivers dar daugiau. Todėl aš kviečiu jūs įkvėpti, nebijoti, mokytis, tobulėti. Ir
uždirbti savo pajamas gausias, turėti savo klientus ir taip toliau. Todėl šitame video trumpai, kiek norėjau, kiek gavosi pasakyti apie šitą informaciją, kaip pradėti savo verslą, kaip pradėti savo interjero dizainerio karjerą ir nuo ko pradėti ir ką daryti. Tai kol kas tiek.